laikas nuo laiko prireikia įterpti kažkokius specialius ženklus. Ir lygų, nelygų, matematinius, alfa, beta, ir taip toliau. Visokius ypatingesnius ženklus, kurių nėra klaviatūroje, galima įterpti per skirtuką insert ir yra čia symbol. Dabar čia yra kažkokie simboliai, kaip matot, vienokie kitokie ir galima pasirinkti daugiau simbolių. Dabar čia yra piniginiai kažkokie simboliai, galima ir pasirinkti ir kitokių, reiškia normalus tekstas ir reiškia įvairūs, reiškia matematiniai operatoriai ir taip toliau. Pavyzdžiui, kokio nors apytiksliai lygų, kurių nėra klaviatūroje, insert, paspaudžiau, jis įsiterpia, kaip matot. Taip, vėl galiu sugrįžti į tekstą, šitą lentelę palikti atidarytą ir vėl kažką parašyti ir vėl kažką bandyti įterpti, reiškia kitokį dalyką, nežinau, kokią nors rodiklėlę ar sumos simbolį ir panašiai yra. Iš kitos pusės galima pasirinkti kažkokius tai šriftus, pavyzdžiui, yra toks specialus symbol šriftas, kur yra įvairios, reiškia graikiškos raidės yra ir įvairūs matematiniai ženklai. Prireikia dažnai alfa yra insert, įterpiam alfa, čia beta įterpiam. Galima įterpti kažkokį tai, kokį čia dabar ženklą įterpkim, nelygų tokį insert, apytiksliai lygų vėl tokį patį ir panašiai, ir suma, ir copyrightai yra, ir visokie kitokie dalykai čia yra. Galima, sakykime, ir integralo ženklas yra, ir taip toliau yra. Iš kitos pusės galima įterpinėti ir kažkokius tai, sakykime, paveiksliukus. Dažniausiai tokie paveiksliukai visokie yra Wingdings arba Webdings šriftuose. Reiškia, yra Wingdings šriftas toks yra. Sakykime, yra ir kažkokie žmogeliukai yra, kur čia telefono ženkliukas kažkoks tai, įterpiam telefoną, žmogeliuką galima įterpti, kažkokius tai zodiako ženklus, įvairius ten popieriai ir panašiai yra, ir taip toliau yra. Kitas koks nors Wingdings 3, galbūt tokių yra įvairiausių rodyklių ir panašiai. Webdings yra, Webdings daugiau internetui skirta yra, ir pavyzdžiui, ausinės yra, taip yra, kad galima klausytis, kad dar kažkas yra, tokie yra simboliai. Reiškia, dabar, kai įterpiau, paspaudžiam OK, šitie įterpti simboliai yra standartiški, aš juos galiu didinti ir dydį, kaip matot, ir panašiai, ir jokių problemų, reiškia, ir šriftą pakeisti, spalvą ir taip toliau, jie nesudaro, jie yra standartiški šriftai, kaip A raidė, taip ir tas žmogeliukas ar ausinis šitos yra. Iš kitos pusės yra ir, reiškia, tokių, standartinių simbolių, kurie dažnai yra naudojami. Vienas iš tokių, yra copyrighto ženklas. Šičia yra copyrightas arba šičia ir yra specialūs simboliai. Copyrightas yra kažkoks registruotos prekės ženklas. Čia persikelia tas yra toks, section yra, kažkokia sekcija, paragrafo, toks ženklas yra, ir taip toliau yra. Porą tokių dalykų reikėtų žinoti. Yra toks, pavyzdžiui, ilgas brūkšnys. Jeigu mes rašom, čia dabar atjungti, atjungsiu šitą, kad nesimaišytų. Jeigu mes rašom normalų minusiuką, toks gaunas yra, bet aš galiu įterpti labai ilgą minusą, M ilgio brūkšnys. Gali būti, ir kitokio, ilgio, gali būti symbol ir tas
n dash, insert n ilgio, reiškia brūkšnys. Toliau yra tokios, reikėtų žinoti, reiškia, porą tokių, reiškia, dalykų keliant tekstą arba, reiškia, rašant kažkokias datas ir panašiai, kad jos nesuskiltų per dvi eilutes. Reiškia, ir dabar pabandykim prieiti prie eilutės galo, kad nereikėtų man vargti, aš juos tekstas, Ctrl+C nusikopijuosiu ir įsidėsiu. Ir dabar, sakykime, turiu čia jau kaip ir eilutės pabaiga ir aš galiu rašyti, pavyzdžiui, datą. Reiškia, rašau 2000, pavyzdžiui, 13, brūkšnelis ir kokią nors 10 ir brūkšnelis 12. Šiuo atveju mano tekstas tilpo, bet aš dabar padarysiu, kad jis netilptų. Nebetilpo, reiškia, 12 diena ir ji ta data perskilo per 2. Kad taip neatsitiktų, reikėtų rašyti ne brūkšnelį, nes per brūkšnelį žodis keliamas yra, o reikėtų tiesiog įterpti specialų simbolį, specialų brūkšnelį, tai yra šitokį, insert ir tokį turim. Dabar vietoj šito brūkšnelio įterpsim vėl tokį patį, reiškia, ir turim, kad mūsų data neskyla. Jeigu mes pažiūrėsim, šičia atsidarė, tie brūkšneliai tokie yra truputėlį kitokie negu, reiškia, kaip pasakyti, negu standartinis brūkšnelis, jis arčiau to vienetuko yra. Reiškia, iš kitos pusės, reiškia, gali atsitikti, kad ir žodis yra nuo tarpo iki tarpo ir per, reiškia, tą tarpą skyla. Aišku, dabar rašyti raštvedybą nebeleidžia, rašyti per tarpą liktai datų, bet kaip pavyzdį paimkim, 2.13 suskilo. Tai gali būti ir dokumento koks nors numeris ar dar kažkas, kad taip neatsitiktų, reiškia, tą standartinį tarpą nutrinam ir yra, reiškia, non-breaking, nekeliamas tarpas yra, insert yra ir turim tokį. Dabar jau tas nekeliamas tarpas, kaip matot, žymiamas kaip tokia, reiškia, kaip laipsniukas yra, šitą vėl nutrinkim, sakykim, ir dabar, jeigu čia yra Ctrl+Shift+Space, tai paspaudžiu Ctrl+Shift ir tarpo klavišas, įsideda vėl toks pat ženklas. Reiškia, toks pat ženklas įsideda. Iš kitos pusės rašant tekstą ir norint perkelti jį į kitą, reiškia, eilutę, tekst, parašykim taip, tekstas, reiškia, dabar šitas tekstas, kaip matot, jis neskyla ir paliko su brūkšneliu. Jeigu aš parašysiu la, ir dar la parašysiu, o dabar jis tekstas persikėlė. Bet jeigu čia kažką nutrinksiu, tai atsirado vėl brūkšnelis ir gana negražiai, kartais ir laikraščiuose matom tokį dalyką, tai vietoj tokio, reiškia, brūkšnelio paprasto yra, reiškia, toks specialiai kilimui skiriamas, aš jį įterpiu čia, jo nesimato, jis matomas tik tada, kai jungsiu, jis toks su kabliuku yra ir jis, reiškia, kai nereikia, nesimato, bet kai reikės, atsiras brūkšnelis. Pavyzdžiui, čia vėl parašiau, atsirado brūkšnelis. Ištryniau, nėra brūkšnelio, o vėl atsirado. Reiškia, tai yra specialus, reiškia, brūkšnelis, kuris skirtas tekstams, žodžiui kelti. Reikėtų tuos bent 3 dalykus, tokius, reiškia, atsiminti, kad galima ir taip kilnoti.